1985 metais Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekretoriumi tapo Michailas Gorbačiovas. Tuo metu palyginti labai jaunas žmogus, vos 50 su trupučiu metų. Gorbačiovas, matydamas, kokia yra gili krizė, bandė atnaujinti Sovietų Sąjungos visą sistemą ir jis paskelbė vadinamą perestroikos, pertvarkos ir viešumo, rusiškai glasnost politiką. Jis suvokė, kad neįmanoma padaryti jokių reformų, jeigu žmonės negalės sakyti laisvai savo žodžio, jeigu negalės kritikuoti, jeigu nebus bent elementarios laisvės. Ir kai tik tai buvo paskelbta šita politika, ją pasinaudojo, žinoma, labai aktyviai lietuvių intelektualai. Gyvenimas po trupučiuką pradėjo lengvėti, atsirado Sąjūdis ir, žinoma, šiauliečiai įsijungė į Sąjūdį įvairiuose miesto organizacijose, pirmiausia Šiaulių miestų projektavimo institute susikūrė Sąjūdžio grupė, vėliau įmonėse, gamyklose, taip pat ir Šiaulių pedagoginėme institute. Ir prasidėjo permainos tos, kurios buvo įmanomos. Pavyzdžiui, Šiaulių pedagoginis institutas turėjo Kazio Preikšo, žymaus bolševikų revoliucionieriaus, pridariusio daugybę žalos Lietuvos kultūrai vardą. Tai būtent Šiaulių dėstytojai, dar tuo metu partinė organizacija, pirmiausia atsisakė šito vardo ir, žinoma, atsisakė tos politikos rusinimo, kuri buvo vykdoma ir ne tik Stalino, bet ir Brežnevo laikais. Vienu metu pedagoginėme institute buvo reikalaujama, kad ant kabinetų durų būtų lentelė su 2 kalbom, įrašais 2 kalbom, lietuvių ir rusų. Nu, ačiū Dievui, kad instituto valdžia vis dėlto, sakant, to reikalavimo neįvykdė ir rusų kalba lentelės nepasirodė. Tai pasinaudojus šitą atsiradusią galimybę, Sąjūdžio veikėjai pradėjo aktyvią veiklą ir beje, galima sakyti, šitos Sąjūdžio tokia vieta, viena iš svarbiausių tapo Šiaulių pedagoginio instituto viena iš didžiausių auditorijų, kurioje buvo organizuojamos diskusijos ir tas diskusijas organizavo, kvietė svečius tuo metu docentas Arūnas Gumuliauskas, žinomas Lietuvos istorikas, dabar jau profesorius. Šiauliuose spalio 18 įsikūrė Sąjūdžio organizacija. Tačiau dvasinis atgimimas, jis anksčiau prasidėjo. Ir taip įdomu, žinotumėt, kada pasklaidžiau savo kino ir video užrašus, pastebėjau, jog Šiauliuose tas įdomus toks sujudimas prasidėjo 85 metais. Tai yra, kai Gorbačiovas paskelbė apie pertvarką. Ideologai metėsi ieškoti iniciatyvų, tai kaip jie vadindavo, iš apačios. Žurnalistai lakstė, ieškojo, ką čia tokio naujo. Kaip tik tuo metu pedagoginiame institute, 6 aukšte, tokia yra 618 auditorija,
Joje ėmė groti vargonai. Labai buvo visiems įdomu. Ir vis stengdavosi atvesti visus Šiaulių svečius, vis stengdavosi atvesti jau į pedagoginį institutą, apžiūrėti institutą, tai būtinai ir į 618 auditoriją. Ir štai kas įdomiausia, kad po to nesibaigė ten ir tokios įdomesnės temos svarstytis ir susirinkimai įvairūs tokie dvasiniam temom daugiau. Tai aš sakyčiau, kaip katalikų tikėjimo pakilimo toks kaip ir židinys atsirado. Arba, sakykime, 618 įsikūrė Lietuvių katalikų mokslo akademija, Šiaulių skyrius. Puikūs žmonės susirinko, puikiom temom kalbėjo. Ir štai kokie įdomus dalykai atsiskleidė. Pasirodo, mokslinio pagrindo šitie tikėjimo dalykai apsprendžiami yra be galo įdomus. Mūsų amžius yra turtingas nepaprastais įvykiais, beveik stebuklais. Stebuklas, kad prasidėjo atgimimas, kad sulaukėme nepriklausomos Lietuvos atstatymą. Dabar esame dar vieno svarbaus įvykio liudininkai. Jau pats šis mūsų susibūrimo faktas reiškia, kad esame pasirengę dvasiniam atgimimui. Jei praėję ilgi 50 mečiai buvo ypač nepalankus katalikiškai minčiai, ji buvo ujama, slopinama, skriaudžiama ir niekinama, jeigu šis Šiaulių mokslo centras buvo virtęs tikėjimą naikinančių laužų, tai visagalio maloniai padedant, įvykus didžiajam stebuklui, Lietuvos atgimimui, atgimsta dvasingumas, atgimsta tikrosios tiesos ir gėrio troškimas. Neužilgo ir didžioji krikščionių šventė Velykos, tai prisikėlimo šventė. Tegul ji bus dvasinio prisikėlimo šventė, meilės ir susitaikinimo šventė, šventė visiems geros valios žmonėms. Tegul mūsų proto jėgos būna nukreiptos į tikrąjį mokslinės tiesos ieškojimą, tegul mūsų širdyse liepsnoja artimo meilės ugnelė, tegul mūsų lūpos nebijo, kada reikia ištarti Dievo vardo, o visa mūsų veikla teliudija tikrąjį kelrodį Kristų.
minčių rinkosi miesto gyventojai prie vykdomojo komiteto pastato iškilmingai po ilgų dešimtmečių iškelti tautinę valstybinę vėliavą. Visų veiduose ryžtas, taurus džiaugsmas ir viltis. Po ilgų metų iškilmingai pažymėta iš istorijos sugrąžinta šventė Lietuvos valstybės atkūrimo diena, vasario 16. Gausi, pakilių tautinių minčių ir jausmų vedama eisena vyko miesto gatvėmis prie aukščiausio statinio, vandentiekio bokšto. Čia pasisakiusieji pažymėjo valingą tautos apsisprendimą, tampančių prasmingo gyvenimo brandolių, laisvės suvokimą, tautinę savimonę, viltis ir žmogiškąjį džiaugsmą. Aidint orkestro garsams ir giedant tautišką giesmę, bokšte aukštai virš miesto suplevėsavo Švento Petro ir Povilo bažnyčioje pašventinta mūsų valstybinė vėliava. Šventinėje aplinkoje iškilmingas minėjimas vyko dramos teatre. Sąjūdis. Juk daug kas žino, tai Lietuvos dainuojančioji revoliucija. Ir iš ties, nors buvo labai daug skaudžių momentų, nors dažnai giesmes giedodavo, bet visiems kupina širdis būdavo džiaugsmo. Einam į kažką tai tokio, apie ką senai svajojom ir kas va jau čia pat, jau. Mitingai vykdavo, tai ryžto kupini ir dainų kupini. Juodos dienos apglėbė tėvynę, nors saulutė švietė vidury dienos. Durklą įsmeigė į Lietuvos krūtinę, verkė ir dejavo širdis mūsų tautos. Ešalonais skuba rieta, ratai pilda, veždami rytus tūkstančius žmonių. Mažutėliai verkia, ant rankų numiršta, mirusius visus išmėto pakely. Ešalonai gieda, širdys skausmų grįžta, dar tokių juodų dienų nebuvo niekados.
po taigas šalis toliausias, žmonės miršta, kas mylėjo žemę, kalba Lietuvos. Ledjūriuose šalo, taigoje svajojo, nešė skausmą, tarsi kryžių ant pečių. Viešpatie, sutrumpink tremtinio kelionę, leisk sugrįžt numirti prie namų. Griuvo čia kasdien beržai, eglutės uosiai, oi toli nuo žemės mylimos. Maskvos instrukcija 3 tautų sunaikinimo reikalų. Совершенно секретно. Инструкция о порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента из Литвы, Латвии и Эстонии. Ištraukos. Первое. Общее положение. Mūsų studentės pradinio mokymo ir muzikos specialybės 3 ir 4 kurso choro studija, kuri beje įsteigta tik šiemet ir kurių koncertas, pasirodymas yra pirmasis visoje Lietuvos istorijoje. Prašau, o ką padainuosit ar pagiedosit, mūsų vadovės pasakys. Sesuo Ignė atvažiavo. Ji pasakojo apie tai, kaip užsienio lietuviai matė Lietuvos žmonės. Ji taip ir sako, mes daugiau žinojom apie Lietuvą negu jūs. Nuo 7 metų augau ir gyvenu Amerikoje. Niekad nelaikai save Amerikonę, o kai visi klausia, visiškai visada atsakai, kas esi. Lietuvė. Iš kur? Iš Lietuvos. Lietuvė. Visas darbas laikas pašvestas kam? Lietuvės. Tenais jokių būdų nesi Amerikonas. Atvažiuoji į Lietuvą. O, tai čia Amerikonė atvažiavo. Ir lieki be krašto. Ten esi savo krašte ir savas kraštas sako, tu nepriklausai. Ir tada vėl jausmai turi ieškoti savo naujos vietos, ar ne? Išbalansuoti tą patirtį. Kai dabar Lietuvoje leidžiama kažką daryti su tikėjimu, aš matau vėl kitą klaidą. Ir aš bijau, kad tikyba kalbama kaip po daiktą, kaip po apsėjimo būdą, kaip po tiesą, doktriną, kaip turėtų būti.
Ir jeigu būtų čia ratas, ir čia nėra kreipiausi, aš labai šičiau. Šį kartą normalai, mogu pazuoti. Jeigu būtų ratas, aš į 3 dalis padalinčiau ratą. Ir 1/3 aš pasakyčiau, įrašyčiau partitūrą, krikščionybės partitūrą. Tiesas, doktrina, šiaip taip ir kitaip, ir kitaip, ir kitaip, ir kitaip, ir kitaip. Visas tas paveldas, ar ne? Visa, ką per šimtmečius, per 1000-metį mes paveldėjom. Ir tada į kitą trečdalį to rato įrašyčiau žodį patirtis. Patirtis. Reikia patirti. Arba bus kaip tas papaja, kurios skonio negaliu perduoti, jeigu nėra patirta. Reikia patirties. To trečdalio. Ir ne vienkartinio užsidegimo, bet reikia proceso. Ir aš kitą trečdalį nupaišyčiau ir rašyčiau žodį procesas. Kas manyje darosi, kuomet aš pasiduodu tai patirčiai ir įgyvendinu tą paveldą. Ir ką aš jaučiu, kad Lietuvoje darosi, vėl sustojama į vieną trikampį arba į kitą trikampį. Ir labai dažnai to trečio trikampio nėra.